Kameros įjungtos. Ar jūs su fucking liniuotė pjovėt pyragą? Gerai, tiesiog pradedam nuo visiško backstory, galite tiesiog papasakoti, iš kur kilo pavadinimas, kaip jūs iš viso susipažino, turim vieną klaipėdietį, 3 vilniečius. Tausme, kokie buvo pirmi interakšinai, kieno buvo gal pirmas pasiūlymas iš viso pradėti grupę. Ta prasme, spėjau vis tiek visi brazinot kažką on your own, bet kokie buvo tie patys pirmi stepsai? Tai aš atsakysiu, manau, šitą, tipo, mes su Jūru grojom kitoj grupiai dviese, tokiai grunge grupiai. Ir ten gitaristas susilaužė ranką, tai mes dviese pradėjom groti vienu metu. Mes pradėjom dviese groti ir šiaip labai greit dainos pradėjo rašytis, tai buvo tiesiog toks, gerai, tai darom grupę, matyti, tipo. Paskui abu išėjom. Išėjom iš tos, tipo, grunge grupės ir tiesiog natural next step buvo patiem pradėti rašyti muziką ir groti ir taip toliau. O tai, ta prasme, tai kokia buvo ta praeita grupė, kurioje buvo? Nesvarbu, nesmė. Okay. Neminėsim. Tada, kada jau buvot, ta prasme, dviese, jau pradėjot kažką kurti, pamatėt, kad jums reikia, ta prasme, auditiono? Tipo, mes rašėm tą pirmą EP dviese ir supratom, tipo, siek reikėjo bosisto iš pradžių, tai mums reikėjo koncertuoti, tai reikėjo susirasti basistą ir tada mes darėm tryoutus. Per tryoutus buvo kokie 5 žmonės atėjo bosų pabandyti pagroti ir Maksas prilipo. O, tai čia buvo actually, tipo, visai profesionaliai. Band stuff. The band stuff. Ok, tai gal čia kuo Maksas, ne? Tu prasme, Maksai, kuo Maksas išsiskyrė nuo visų tų likusių 4? Čia gal ne man reikia. Ar aš galiu, kad išsiskyriau? kuo aš išsiskyriau? Aš geriausiai groju. I talked a lot of shit. Ne, kažkaip atėjo ant to, kad aš nesakyčiau, kad aš esu ten jau profesionaliausias bosistas. I know how to play, I've been playing for a lot of years. Tačiau, manau, kas what won me over in this, kad labai greitai sutarėm. Mes susitikom. Bazaras buvo on, jo. Pradėjau labai daug kalbėti, bendrauti, labai greitai ryšį pagavom. Ir tiesiog, kaip, žinai, draugelį pradeda viens kitą dūchinti, tai iš tokio pagrindo ir atsirado, kad we cool. Ok, ir tada dar vienas next step, dabar turit jau 4 žmogų. Tai kaip Paulius atsirado šitam visam miksė? Mane tiesiog pakvietė, nes grojau kitoj grupiai, ir vis tiek groju. Jūras prisijungė į ją grot pas mane, mes pagrojom su Jūru kurį laiką ir tada mes, kadangi dalinamės tą pačią studiją, kurioje esam. Čia, ta prasme, ta kita grupė irgi yra šitą. Jo. Ir tiesiog jie dabar įrašė albumą ir ten yra daug antros gitaros dalių. Tai ieškojo, kas pagrotų per koncertus, vėlgi reikia koncertuoti. Ir man pasiūlė dar 2 dainom įrašyti ir savo kažką sukurti. Tai pradžioj buvo toks kaip, tai va, ateik įrašyk pas mus, kaip tipo būtų tiesiog featured. Ir tada kaip ir pasiūlė būti grupiai, tai jo. Bet man atrodo, mes tada priėmėm tave prieš, kai varėm įrašinėti. Jo, realiai jau vos ne taip gausi. Trajautų šį kartą nebuvo. Nelabai. Buvo vibe check. O Paulius labai lengvai praėjo vibe checką, nes kaip minėjau, šita kita grupė jau egzistuoja čia ir ta kita grupė, aš sakyčiau, yra kaip mūsų brolyje. Mes kaip, community type of stuff. O tai čia tokį, ta prasme, tokį paslapties šydą nuėmus, tai ta grupė. Tai yra Varža. Varža yra our friends, good musicians, great music. Ir mes visi sutarėme ir jau kurį laiką mes galvojam, kad reikia antro gitaristo. Ir Paulius tiesiog labai gerai tau skambina Adam. Nenusikatino voices? Probably nusikatino. Ai, ne? Oba. Good. Tai jo, Paulius tiesiog, mes kurį laiką jau matėm Paulius sakė, jam patinka mūsų muzika, mums patinka tai, ką jisai groja, mums patinka tai, kad jisai žino labai daug apie
pedalus, apie junginius, jis žino, kaip sluoksniuoti dalykus ir it works a lot, nes šitame garse, nes mums svarbi yra dinamika. Ir jis dar sintiku groja. Jo, tas irgi. Synthesizer. Okay. Tai ta, visame šitame, nu, tarpsime viską, ką čia aptarėt, kuriuo momentu atsirado tas būtent pavadinimas Bucktooth Tiger? Jis atsirado ganėtinai seniai, aš taip pat turiu sąrašiuką potencialių grupių pavadinimų, kur ten taip pat nėra kažkokių labai gilių idėjų, tiesiog taip pat it's a cool name, taip pat tai praėjom tą sąrašiuką mano ir išsirinkom su Jūru šitą, nes taip pat Sounds cool. it sounds cool ir taip pat Tada, kada jūs buvote tik tai dviese? Yeah. Okay. Tai sounds cool ir, nežinau, faina, tipo, vizualiai gali daug dalykų daryti, kai yra, tipo, tavo pavadinimas yra kažkoks actual dalykas, daiktas, tipo, gyvūnas, tai gali ir merčą iškart su jo daryti ir, tipo, ir visą visual tokią identity iš to lengvai formuoti. Yeah, true. Bet, ta prasme, kažkokio significant meaning, ta prasme, kad būtent tigras, ten būna hebra, sako, aš ten gimęs ten tam tikrais metais. Ne, nieko panašaus. Man yra toks albumas Polvo Today's Active Lifestyles ir jo albumo coveris yra toks koležas, ten tigrų, liūtų ir taip toliau. Ir man tai žiauriai patiko, tai man atrodo, aš tada ir sugalvojau tą Bucktooth Tiger, nes visai kietai, tipo, tigras su dideliais dantim, tipo, pizdės, kiečiau nebūna. Tai kaip ir viskas, tipo, labai paprastai. O tai tada šitą, ta prasme, jau čia užsiminė apie grupę, kuri šiaip nėra net lietuviška, ne kažkas tokio. Ar yra kažkokia bendra grupė, kurią, nu, tasme, kurią laikot, nežinau, ne galbūt kaip kažkokį idealą, bet inspiration? Kurios skambėsi. Yra daug grupių. Yra daug grupių, aš neišskirčiau kažkokios vienos grupės, aš manau, nes vis tiek šitas mūsų grupė ir mūsų skambesys susideda iš daug skirtingų skambesių. Tai yra pora, žinau, kad šitie berniukai mėgsta paišyti Teramelos vardą. Aš manau, kad mes visiškai nekuriam tą, kad Teramelos kuria, bet kaip inspirationas Teramelos like good band, nežinau, man tiesiog visi tie classic math rock bandai, tai ten Fall of Troy ir panašiai. Kas Pauliui? Pauliui kas? Aš nelabai išklausau šiaip math rocko ir Midwest emo, tipo, paklausau, aš žinau tuos pagrindinius gal vardus, bet realiai beveik visos grupės, ką jie šnekėjo panašiai, visas tas inspirationas, aš sužinojau pradėjęs groti tik tai su jais. Aš asmeniškai labai mėgstu tą shoegaze'ą ir panašiai ir prieš man prisijungiant aš girdėjau to irgi influenco jų muzikoje, visi tie distortionai ir panašiai ir man tiesiog gal net labiau patiko tas aspektas bendo, negu kad tas būtent math rocko elementai. Tai jo, tai aš gal labiau iš to backgroundo ateinu, tai dėl to ir apsiemu tą daugiau rolę grupėje, kur daugiau su efektais kažkokių nesąmonių pagrot, kad tiesiog suteikt tekstūros, jo, tokį platesnį skambesį, o jie daugiau tą songwritingą apsiema. Okay, o tai ja. Tasme, šiaip yra dar Lietuvoje, nu, tasme, jeigu reikėtų, nežinau, kažkaip prilyginti kažkam, kas Lietuvoje grojo arba groja math rocką, arba emo, Midwest emo. Yeah. Lietuvoje tai gal nelabai buvo tas vienas Antonijo Pider. Buvo. Antonijo Pider, gali pavadinti. Man atrodo, jie persivadino Antonijo Riskei po to, bet nežinau, yra daug grupių, su kuriuom mes šiaip grojom, kurios, turi elementų to, kas mums panašių vaibų, tai kas mums labai patinka iš vietinių, tai Jimmy Joyride, Roughly Human patinka, kas dar Varža, aišku, pagulėk ir praeis, nauji žiauriai gerai groja, Kelly View Control, kontekstai, Rest in Peace, nebėra kontekstų, tai jo, tai tokios grupės, su kuriuom mes grojam ir yra, tipo, mūsų vaibas, faini žmonės, gera muzika, tai taip ir išeina. Okay. Aš, ta prasme, čia toks, kaip
nežinau, gal pastebėjimas yra, pavyzdžiui, kai vakar darėm interviu, visa hebra tokie, visai panašus, tarpsime, panašus vaibai. Pas jūs yra vienas toks labiau susturėjęs, kitas labiau toks šaukiantis, man įdomu, kaip, pavyzdžiui, kaip atrodo, kai jūs susirenkat apturėt repeticiją, ne? Tačiau, kokia yra dinamika? Ateina kažkas, pradeda, nežinau, šaukt, ateina... Oh, it depends. Labai priklauso nuo nuotaikų. Taip, mes sakyčiau, kad mes esame labai skirtingi individai visi keturiesi. Ne labai skirtingi, bet mes išsiskiriam visai stiprokai kai kuriuose aspektuose. Bet tame ir kažkaip ir išeina balansavimas vienas kito. To, kad aš sakyčiau, pavyzdžiui, mes su Jūra esame labiau chaotiški žmonės. Paulius yra ir Julius yra tokie labiau žmonės, kad, hey, guys, chill the fuck out, like, stop, like, tai ir atsiranda toks šiek tiek balansavimas. Aš net mūsų grupčiate esu Julius užvadinęs mama. Tėvo, he's the mom of the group, he's taking care of all of us. Yeah, true. Tai atsiranda ta dinamikos, tipo, kartais vienas daugiau išsišoksta, kitas nesutinka, tai vyksta diskusija, kas, mums sakyčiau, didelis pagrindas, to mes žiauriai daug kalbamės, mes labai daug gilinamės vienas į kitą ir bandome klausyti viens kitą per įgaus ir per visą kitą. Ja, ir Julius man neleidžia gerti prieš koncertus. Jo, čia faktas, mes visi neleidžiam Jūrai gerti prieš koncertus. Kodėl, jeigu ne paslaptis? Nes nepagroja po to, ką reikia. Na, gerai. Tipo, Vieną, du maksimalus, tipo, kad nebūtų stage fright, bet po to, kas vyksta, tipo, jau pradedi nesugrot natų, pradedi negirdėti dalykų ir biškai jau, tipo, tiesiog chaosas vyksta, bet not in a good way. Okay. Dar šiaip ta repeticijų dinamika, dėl ko ar klausai, tai nežinau, tipo, vienas iš dalykų, kodėl mūsų grupė, man atrodo, taip gerai veikia ir yra, kad yra kažkoks vos nepasąmoningas, tipo, vos nesusikalbam be žodžių, kai grojam, tas ir, tipo, yra tokia klijai grupės visos, kur, tipo, mes turim skirtingų požiūrių į dalykus, bet kažkaip, kai pradedam groti, tai viskas sueina, sulimpa labai gražiai ir nebūna ten labai daug aiškinimo kažkam ar, tipo, kitų dalykų, tiesiog viskas veikia, tipo, tu pradedi groti ir šitie žmonės supranta, ką tu nori daryti ir įmeta savo idėją. Yeah. Ja, galiu paantrint, man būna per repkės, tipo, mes grojam, pavyzdžiui, su Julium ir mes susižiūrim ir aš žinau, kad mes apie tą patį galvojam. Būna labai dažnai, tiesiog telepatiškai jau mes, tipo, pažįstame gan ilgą laiką. Tikrai būna, tipo, pasižiūrė, ar aš toks būnu, Julius tą patį galvoja, ką ir aš dabar. Bet, ta prasme, tai nes tu, Maksai, sakai, kad jūs, tarsi, tikrai nemažai šnekat, ne? Jo. Tai ar yra kažkokia specifinė vieta, kur jūs ten, nežinau, susitinkat kiekvieną ten, nežinau, ketvirtadienį kažką? Ne, nėra tokio vieno pastovaus dalyko. Mes daug repetuojam tiesiog, Ja. daug laiko praleidžiam kartu. Taip, Vidutiniškai savaitę turime po 2-3 repeticijos, kurios užtrunka apie 3 valandas, dar šiaip bei to kartais būname po repeticijų, prieš repeticijos susimatę kartais. Tiesiog išeiname į miestą kartu, su Jūru. Julius tai neina su mumis niekur. Julius tiesiog nėra mėgėjęs tų veiklų, pavyzdžiui, going out to cities. Suprantama labai kodėl. Bet aš norėjau patretinti tą visą susikalbėjimą. Tai aš kažką norėjau sakyti, bet jau pamiršau, tai reiškia, nesvarbu. Prisiminsiu, bet šitą, pavyzdžiui, nesakei, kad turit realiai 3 repeticijos, ne, per savaitę, tai čia realiai paėmus 9 valandas, ten dar suvažinėjimai visą kitą, čia blemba išeina realiai kaip part-time darbas. Jo, tai ir yra, galima sakyti, labai didelis pagrindas to, čia prijungiu prie to, ką norėjau sakyti, kad mes esame labai skirtingi individai, susitinkant ir grojant, mes suprantame, kad mes dirbame dėl vieno tikslo. Mes visi einame link tos vienos pusės, tai mūsų pradiniai pamatai ir prioritetai yra suvienodinti. Screenshotas. Tai ką minėjau, tai mūsų visų pamatai yra to pats. Mes norime iš to gyventi, mes norime iš to džiaugtis, mes norime kurti tai, ko nėra arba kas teikia mums malonumą. Tai mes visi bendrai dirbame dėl vieno bendro tikslo. Taip, daugiau negu tiesiog vienas piešinys, tai yra skirtingos piešinio detalės, kurios viskas sulipdo į tai vieną. Tai čia, ta prasme, tai, ką jūs daro, tai nėra kaip tiesiog kažkoks vos net deadloro farminimas, o tai yra realiai, ką jūs norėtumėte. Aš galiu labai gerai pasakyti apibūdinantį šitą dalyką sakinį. Man labai patiko, ką Jūras pasakė. Tai, kad jūs suprasmėt, ant kiek Jūrui rūpi šita grupė ir muzika. Jis man pasakė, čia gal prieš 2 mėnesius, kad jis dirba savo, darbą, kur
Tai, kur gauna pinigus, prasme, dėl to, kad jis galėtų groti. Tai, prasme, žmogus eina į darbą ne dėl to, kad ten nusipirkt mašiną kokią, geresnį butą išsinuomot ar net susitaupyti kokiam pradiniam įnašui. Ne, jisai dirba, kai jis galėtų grot, kai jis galėtų tas 9 valandas per savaitę leisti savo ateiti, nusipirkti stygų ar kažką tokio pedalų, ar kad galėtų grot. Tai čia antiek serious. Okay. Tai viskas yra, tipo, passion project in the end, I guess, bet, tipo, dabar jau grojant mes suprantam, kad čia kažkas gali būti, žmonės labai gerai reaguoja į tai, ką mes darom ir žmonėm patinka, tai tiesiog jau atrodo tokia labiau pasiekiama realybė, kad anksčiau ar vėliau mums nebereikės eiti į ten kažkokį šūdiną darbą, kuris tau nerūpi, nes mes galėsim gyventi iš muzikos, hopefully. Tai jo, tipo, muziką mes kurtumėm bet kokią atveju, net jeigu ir cento tame nebūtų, bet būtų labai malonu galėti sau leisti užsiimti tai, kas tau rūpi, kas tau smagu, kas tau kelia genuine džiaugsmą gyvenimą, ne sėdėti kokiam office, blet, ir kelti shareholder value. Jo, tai fuck all that shit, mes tiesiog norim kurti meną ir dalintis menu su pasauliu, I guess. That's so nice. Okay, o šitą, ta prasme, nes jūs kuriat, vis tiek realiai paėmus yra daugiau grupių, kurios Lietuvoje kuria lietuvišką muziką, jūs pasirinkot kurti anglišką muziką. Tai čia tokie 2 klausimai vienas po kito. Visų pirma, why? Kodėl angliška muzika? Čia aišku, mes dar prieš visą interviu aš, tipo, kiek mes šnekėjom, aš manau, kad jūs naudoja daug, angliškų žodžių, angliškų frazių. Bet kitas dalykas yra, kaip tai priima lietuviška scena ir lietuviški klausytojai ir ar esat gavę kažkokią recognitioną jau iš užsienio? Kodėl mes kuriam angliškai muziką? Mes interneto vaikai, mes Gen Z karta, tipo, jo, tipo, man atrodo, mes beveik visi kalbam angliškai taip pat laisvai kaip lietuviškai, tai, jo, ir aišku yra tas, kad, tipo, visų pirma, kodėl aš rašau didžiąją dalį dainų angliškai, todėl, kad lietuvių yra žiauriai sunki kalba, tipo, padaryti, kad lietuvių kalba skambėtų gražiai dainoje yra daug sunkiau negu anglų, nes... Lietuvių kalba yra labai grubi. Jo, ne tai, kad grubi, bet tiesiog su ją reikia daugiau dirbti, tipo, yra daug sunkiau pritaikyti dainai negu angliškai, nes tiesiog yra visi tie, kad ir kirčiai, tipo, tiesiog gali labai lengvai skambėti keistai. Aišku, norisi, kad ir žmonės užsienį suprastų, ką mes darom, nes, Lietuvoje išgyventi iš to, ką mes darom, šansų nėra, tipo, tiesiog rinka yra per maža tam, ką mes darom. Tai realiai, vis tiek, at the end of the day, tas tikslas yra išlysti iš Lietuvos rinkos. Jo, tipo, tai yra vienintelis būdas išgyventi šitą. Tai, bet jo, ką žinau, užsienį po truputį žmonės pradeda žiūrėti, ką mes darom, ten Spotify, ten rodo, kur klauso žmonės, tai to any American listeners, thank you, karačia ir taip toliau. Kodėl? Nes mūsų top 1 klausytojai yra iš Amerikos. No way. Ne, tipo, ten... Logiškas pats žanras, kažkiek kilęs iš to. Lietuviai... Tipo, buvo taip, kad jūs pažinojat kažką? Ne. Tiesiog Spotify'aus algoritmas. Lietuviai reaguoja ganėtinai neutraliai, tipo, tai, kad mes angliškai dainuojam, nėra labai skirtumo, vis tiek mūsų klauso daugiau jauni žmonės, kurie anglų supranta, tai jam tai nėra problema, o dabar tai nežinau, pradedam pabiški ir lietuviškas dainas rašyti, nes lietuvių kalba graži, tipo, faina ją panaudoti. Tai jo, kartais toks vis tiek bus. Albume yra lietuviška daina, bet jo. Ateityje gal bus ir daugiau tų lietuviškų dainų bus matyti. Vis tiek prioritizavimas yra į anglų, dėl to, nes tai yra labiau pasiekiama kalba pasauliniu mastu negu lietuvių. O tada, nes as far as I understood, tai tiek Julius, tiek Jūras, jūs abu rašote dainų tekstus, aš spėju, kad tiek Paulius, tiek jūs irgi turite du kažkokį, ten peržiūrėti tekstus, gal pasiūlot kažką, bet, taip, pavyzdžiui, Jūra, iš tavo perspektyvos irgi yra tiesiog tai, kad yra lengviau tau perteikti savo mintis, rašant angliškai, tasme lengviau rimuojasi, ar kaip? Man asmeniškai aš labai strugglinu su žodžių rašymu, bet ką man Julius pasakė, labai gerai sako, kai turėsi kažkokią cool, tipo,
idėją arba tiesiog one line for a song, tipo, po biškį galiu sudėti dalimis, tiesiog sugalvos kažkas skris į galvą, iš karto užsirašyk. Ir aš pradėjau šitą daryti ir man kažkaip pradėjo geriau sektis rašyti pačiam žodžius, nes prieš tai Julius rašydavo. O angliškai, aš nežinau, manau, mūsų tokia tematika angliškai ir also norisi, žinai, tipo, kaip jau minėjom 100 kartų, kad norėtųsi į labiau international vandenius išplaukti, nes ten daugiau opportunities mūsų tipo muzikai. Tai aš manau, liekam prie temos ir rašom angliškai dainas, žinai. Tai jau. O tai tada, ta prasme, neretu atveju būna, kad kai, ta prasme, muzikos kūrėjai, jie turi kažkokį, nu nežinau, po savo kampelę, ne, ten išvaro į kokius kalnus, kažkas tokio. Jeigu turėtumėt galimybę, va taip varyt kažkur visi, jau ten, tipo, when you guys make it, ne, tipo, ar esat šnekėję apie kur, tipo, kokiam mieste norėtumėt gyventi, kokioj vietoj, kokioj studijai? Ar vis tiek, tarsi, kurti Lietuvoje, bet tiesiog pasaulyje? Apie šitą tai aš net nesu mąstęs, mes nesam kalbėję, bet galėsim aptarti po to, manau. Esu kažkada kalbėję, kad geriausia būtų bazuotis like in Asia countries, nes nu, tame yra labai stiprus pamatas to, ką mes kuriame ir irgi lengvas pasiekiamumas tada į Ameriką, bet kaip, taip sakyti, vieną šalį kažkokią, kur bazuotis, neturėjom kalbos apie tai. Ja, tipo, nėra, kad mes bandom pabėgti iš Lietuvos. Lietuva, tai faina, tipo, jo, tiesiog čia mūsų draugai, mūsų šeimos, tai nežinau, nu, tipo, nėra, kad mes bandom pabėgti iš čia, tiesiog aš asmeniškai, tai man, tipo, idealiai aš tiesiog keliaučiau kuo daugiau, tipo, turi kokį, ką žinau, garažą Vilniui, kad savo daiktus pasidėti, bet šiaip tai, tipo, keliauju, tipo, groju beveik visą laiką ir nelabai aktualu tas kažkoks, kur gyventi. Rockstar, tipo, lifestyle, Nu. niekad nesėtvini varai, tipo. Jo, nu kažkas tokio. Reikės įprast kažkada, kai mes pradėsim actually tourint, nes dabar tai aš įsivaizduoju save, man po mėnesio užknistų, tipo, va, toks tour live, bet aš manau, reikia tiesiog įsivažiuoti. The homesickness. Ne, tiesiog darbas, mes taip pat žiūrim šitą, jo, kai rimtai žiūri, tai galima labai daug dalykų tiesiog savo priminti, kad okay, just shut the fuck up, stop whining, we gotta be professional ir tipo, just do what you gotta do. Ok, gerai, tada man įdomu, toliau truputėlį einant prie kūrybos, specifiškai esat paskutinį kūrinį singlą išleidę Chewed Out. Galit papasakot, ta prasme, nes vis tiek spėjau dar tokios šviežiausios emocijos, šviežiausias tas kūrybos procesas, kaip šito būtent singlo išleidimas skiriasi nuo visų kitų, ta prasme, ar tai būtų to, ką išbandėt, ar tiesiog, ta prasme, jau per tiek kartų išleidai įvairius singlus ir EPs. Šitą perdučiau gal labiau Jūrui atsakyti, bet ar pasakyčiau, ar šitas gabalas yra šviežias, visiškai ne. It's an old song. Jo, it's an old song, bet kuo skiriasi nuo, pavyzdžiui, mūsų praeito EP, kur mes išleidom, tai kad mes išleidinėjom dabar, turim albumą iš esmės ir mes išleidinėjom tiesiog po vieną dainą tos singlus, tai kaip actual tipo band bands kaip daro dažniausiai. Tai tipo turi albumą ir tada pradeda išsileidinėti singlus, ten 1, 2, 3 ir tada išleidžia albumą. Tai aš manau visai iš mūsų pusės toks professional. Okay, visai. Visa strategy. Jo. Okay. Na ir taip, aišku, ir šitas, ir praeitas singlas, šito Chewed Out ir Frozen Spit, jie skiriasi tom, kad mūsų požiūris jau studijoje biškai kitoks yra, mes jau apsipratom su įrašinėjimo procesu ir šitos dainos yra tokios eksperimentinės. Labiau eksperimentinės ir šiaip turi tiesiog daugiau elementų, jos tipo, yra išnaudota studija nebe tiesiog kaip a means to an end, bet kaip dar viena proceso dalis, kaip kūrybinis dalykas, kur tipo, yra daug elementų, kurie negali būti atkartoti gyvai ir that's by design, nes mes bandėm išnaudoti savo studijos laiką pilnai ir įrašyti kažką truly special. Tai jo. Šiaip, įdomumo dėlį, jūs viską čia rekordinat in-house, ar turite kažkokias specifinės vietas, kur vieną instrumentą ten pas kažką garaže, ten kitas čia, trečias kažkur kitur? Ne, mes čia repetuojame, o turime kitą įrašų studiją irgi čia Lukiškių kalėjime.
pas savo gai, einam ir ten įrašinėjom viską ir eksperimentuojam. Pas mūsų draugą Juozapą Janavičių, jis irgi Lukiškėse čia turi studiją, tai visi įrašai pas jį yra daryti. Okay. O šiaip, ta prasme, kaip jums, nes aš nežinau, ta prasme, correct me if I'm wrong, man vakar buvo pasakyta, kad šitas kompleksas yra vos net po didžiausias, daugiausia grupių turintis vienoje vietoje po kompleksas Europoje. Kaip visas šitas, ta prasme, Lukiškių vaibas jums, kur realiai išeini ir po kiekviena grupė kažką savo kūrė, nuo tos girdi, kad kažkas ką groja. Kaip jums visa šita ekosistema, kaip jūs ją įsipaišot? Nežinau, ir didžiausias Europoje, bet Vilniuje tai tikrai nedaug yra tokių vietų. Lukiškėse yra tokia Sigma, kur daug grupių repetuoja, bet... Kur actual community būtų. Čia tas yra nice, tas community, kur tu visą laiką esi apsuptos muzikos, visi kaip ir supranta, ką tu čia darai. Pastoji sutinki žmonės iš kitų grupių, su kuriais gali pasikalbėti, aptart, ką veikėt ir taip toliau. Tai, nežinau, manau, kad faina ir čia bus anksčiau ir vėliau atsimintas kaip kažkoks ypatingas dalykas Vilniaus muzikos istorijai. Yra dar toks labai geras dalykas, kai tu esi jauna grupė. Lukiškės labai, aš manau, yra gerai čia bazuotis, nes tada tu susibendrauji su kitom grupėm, pradedi networkint ir, pavyzdžiui, jos gal kažkiek yra garsesnės ir tada pasikviečia į koncertą, savo ten apšildyti, ir panašiai, ar bendrą tiesiog koncertą padaryti ir tu tada gauni, tiesiog galimybę į didesnę publiką ir tave labiau pamato ir, aš tiesiog matau, kaip tai padeda labiau išpopuliarėti, negu kad tiesiog kurtume ten kažkur, nežinau, už miesto kokioj studijoje ir niekas mūsų nežinotų. Čia vis tiek tu natūraliai pasąmoniškai eini pro tuos koridorius visus, tave mato, tu matai kitus muzikantus ir tarkim, man vien buvo, kad aš pamačiau kažką, čia ėjau tada kažkur mieste, žiūriu, groja ir aš pamatau, čia tas muzikantas, kurį aš mačiau Lukiškėse ir aš tada automatiškai pasilikau paklausyti koncerto ir panašiai, o ne tiesiog, kad praeinu, čia kažkas groja. Tai tas yra tikrai, kad aš manau, kad tai labai padeda. Tai tada, nes dabar čia susakėt, ta prasme, ir prieš tai minėjot keletą grupių, su kuriuom esate artimesni, pavyzdžiui, dabar, correct me if I'm wrong, aišku, iki šiol visi jūsų, viską, ką leidot, būdavo, ta prasme, jūsų. Tik tai jūsų grupė, ar ir būdavo kažkokių features, su kuriais kolabindavo? Tai buvo, mes darėm split EP su grupė Context, tai ten 2 dainos jų, 2 dainos mūsų, tas Backtooth TXT. Tai ten irgi buvo, su Čelė grojo žmogus. Tai pas mus jis groja ant vienos dainos. Tai mes po truputį bandom įtraukti kuo daugiau žmonių į savo įrašus. Tai albume daug bus žmonių, kurie iš kitų grupių atlikėjai ir taip toliau. Ateičiai esat, open to collaboration su įvairiom grupėm. Tai muzika yra collaborative effort, muzika neegzistuoja, jeigu tu esi vienas. Tai reikia, nežinau, it's fun. Visada yra kažkas, kuris galės kažką padaryti geriau už tave ir kiekvienas turi skirtingų idėjų ir skirtingų jausmų. Jeigu tu gali su tom sutarti, tu gali sukurti naują gerą kūrinį, naują projektą kažkokį iš to. Ar yra dabar pora vardų, kuriuos galėtumėt pašiautautant prieš kamerą, juos pakalautant, žinot, kaip tie boksininkai laimėjo fightą tokie next time. Gal tokių, kad specifinių žmonių, aš asmeniškai neturiu, yra žmonės, į kuriuos tu gali kreipti dėmesį ir stebėti, kad, they're doing good, they're doing something nice, iš tokio, jeigu lietuvių skambesio, tai, bet irgi čia nėra lietuvių skambesio, aš tai iš karto sakyčiau Rokas Raipis, Galera, čia yra insane, kaip jisai komponuoja muziką dabar, tai yra labai verta žiūrėti. Jaunuoliai visiškai, kurie dar yra švieži, bet auga, tai yra grupė Pagalėk ir praeis, juos irgi verta laiku einant žiūrėti. Ir visi tie bandai, kuriuos mes minėjom anksčiau, Varža, Killer View Control, Roughly Human, kažką dar per Jimmy Joyride, čia yra insane new gen skambesys. Aš dar įvardinčiau, man patiko bičiukas, kurį aš iš Novuso sužinojau, Jonas Lapinas. Čia yra insane nauji skambesiai, kurie kyla pagaliau. Pagaliau Lietuva išeina iš to grunge metal, heavy, alkohol, Jagerio pagrindo paremtos muzikos, kur tiesiog plikos galvos ir visi šitas anarchistinis, pankūkinis įvaizdis. Pagaliau atsiranda to, kad, there's more than just punk, grunge and indie sounds. Mes turime įvairumo ir mes pagaliau sugebame šiek tiek ir į kai kurios bandus atsiremti. Vis tiek yra
tas lietuviškos muzikos skambesys. Ką aš galėčiau labai stipriai pabrėžti, mes čia iššoksiu į kitą temą, bet man žiauriai patinka. Aš dar greit pridursiu, mes į ką nestumėm ten kitų punko bendų ir panašiai, tiesiog mes sakom, kad yra skirtumas. Kad faina, kad ne vien tik tai yra Lietuvos scena, o kad ir atsiranda daugiau. Dar prieš šautautų aš norėjau paminėti Transactions grupę. Dar Palėpė, blėt, jų paskutinis albumas, žiauriai cool. Nu ir tipo, visi kiti bendai, su kuriais grojam, jie tipo cosign turi praktiškai. Tai jie tiesiog pažiūrėkit, su kuo grojam ir eikit jų klausyti. But as Maxas was saying, Lietuva turi labai specifinį lietuvių muzikos skambesį, kas labai apvaržo ir sutrukdo naujiems skambesiams, naujoms grupėms ir labiau žinomom grupėm išeiti į užsienį. Nes mes turim kažkokį nišinio uždar dalyką. Tu net galima žiūrėti Baltijos šalyse, kaip Latvijai su Estais, Suomiai nėra Baltų šalyse, bet jie groja tarpusavyje, labiau šokinėja, o mes lietuviai kažkodėl esame žiauriai užsidarę vienoje šitoj skilėjai, tokiam vienam dideliame kaime ir visi grojame tik čia ir tipo palieka vos ne savo nišą, savo tipo just this. Baisiausia yra, kai vieni kitus dar kopijuoja. Čia irgi yra didelė problema, manau, Lietuvoje. Kopijavimas nėra bad, nėra blogai. Kopijavimas sukuria. Ne, aš labai daug kopijuoju, pavyzdžiui, savo favorite bandų, bet, tipo, vis tiek kažkaip sudedi, kad neskambėtų kaip blatant kopija. Jo, bet esmė ta, kad problema atsiranda, kada tu vienas kitą kopijuoji ir ten nieko naujo neatsiranda. Jo, tiesiog būna paprasta stagnacija ir nieko naujo nėra sukuriama. Bet, nes čia dabar pasakot apie tai, kas buvo daugiau praeitį ir dabar kas naujo atsiranda, ar yra dar vis išlikusių kažkokių tokių dogmų, tokių atrodo nerašytų taisyklių, kurios, nežinau, dar vis varžo labai Lietuvos rinkoje atsirasti naujoms grupėms, naujiems kūrėjams. Ten nebuvo, pavyzdžiui, kad, nežinau, pradėjot kurti, sako, ką jūs kūrėt, sako, Math Rockas, sako, ne, čia Hebra niekad nepradėjo. Ne, buvo vienas veikėjas, kuris sakė, kad Lietuvai nereikia emo, bet mes neįvardinsim, tipo, it's whatever, bet nesakyčiau, kad yra kažkokias nerašomas, gal tu žinai kažką? Ne, labiau ne tai, kad ne kažkokias nerašomas taisyklės, kiek labiau, man atrodo, seniau net nebuvo kažkokio labai potraukio ar bandymo važiuoti į užsienį, tipo, nežinau, galvojant apie Lietuvos muzikantus, kurios žino užsienį, iš tipo neklasikinės muzikos praktiškai tokių variantų nėra, tipo. Yra šeši, bet, tipo, bet irgi čia nauji dalykai, tipo, seniau kažkaip buvo viskas labai uždara, tai tiesiog, net nebuvo to kažkokios idėjos bandyti gal į užsienį taikyti ar kažkas tokio, tai tas keičiasi, nes šiaip tipo, pasaulis labai connected globally, tai po truputį darosi vis mažiau svarbu, iš kur tu esi ir, tipo, nežinau, vietinės grupės irgi nebebando kurti kažko, kas yra zaibys kaip Lietuvai. Tiesiog bandom kurti gerą muziką visi. Pauliu, gal turi kažką apie to? Apie dogmas? Apie nerašytą. Aš gal turiu vieną tokį, bet nežinau, tiesiog čia aš esu pastebėjęs, kad visada ta paprastesnė, sunkesnė muzika labiau praeina publikai, negu kad kažkas kito ramesnio panašiai. Gal... Lietuvos rinkoje? Jo, nes, tarkim, tu pagroji kokį paprastesnių akordų, paprastesnę ten tempo dainą, kuri tiesiog yra distortionas ir ten panašiai, ir visi publika ten jam žiauriai gerai ir visi prašo kartot tą būtent dainą ir panašiai, ir tada tu galvoji, blema, mes ką tik jums pagrojom, tipo, savo šudiniausią gabalą, patį lengviausią parašytą atmestinai ir jums labiausiai patinka negu tas gabalas, kur turi daugiau tos gelmės kažkokios panašiai įdomiau skamba. Tai va tas gal toks nerašyta taisyklė, kad, iš esmės, jeigu tu nori, kad patiktum jaunimui dabar Lietuvoje, tai rašyk tą sunkią muziką ir labai gerai praeis. Nežinau, bet man taip atrodo. Bet čia šiaip muzikos tendencija, tipo, music as a whole yra toks, kur, tipo, ne visiems yra įdomu tavo progresyvi, technical šiza ir that's fine, tipo, tiesiog, Ne, yra viena, kur yra muzikanto ausis ir yra klausytojo ausis. Aš tai nežinau, šitą iškirp, that's some bullshit, na. That's some bullshit, na. Tu kaip muzikantas, kuris aktyviai groji, tu kitaip klausysi muzikos, negu atėjęs žmogus, kuris tiesiog mėgaujasi muziką. Bet, tipo, nežinau, čia nemanau, kad tai yra kažkoks blogas skirtumas, ar, tipo, žinai, zaibys, kad ten žmonėm patinka, kas jam patinka, ir tegul jam patinka, tipo, that's all that matters, really, tipo, you fuck with the music, eik ir džiaukis, tipo, ten,
Mes nesam kažkokie ten muzikiniai overseers ir aiškinsim, tipo, blėt, čia yra huine, nes pas tave yra... Jo, tipo, o, blėt, pas tave nėra kažkokio techninio, ar pisnachai. Čia tau, Pauliau. Čia visiems jau, kur... Žinai, čia fair, nu, tipo, kai Chebra, tipo, patys dirba toj rinkoje. Nu, aš suprantu, ką turi Maksas omeny, kad jis galbūt klausys muzikos ir jis atkreips dėmesį į kažkokias, tipo, žinai, tas profesionales detalės, kur, ta prasme, bet šiaip at the end of the day, ta tiesiog arba patiks, arba nepatiks skambesys, nu, iš tipo, that's all that matter šiaip. Ne, nu, aš žinau iš savęs išklausimo, aš labai retai vaikštų į koncertus, nes visų pirma, aš negaliu mėgautis koncertu, vien tik iš to, kad aš kai ateinu ir žiūriu koncertą, kai, okei, kokį iš čia plius minus efektą daro, okei, kaip jisai dabar perjunginėja, kada jis, tipo, pedalą junginėja, kaip vyksta, kaip jie susikalba ant scenos, nu, aš tiesiog einu ant to ir tampu observer ir negaliu mėgautis tuo momentu, bet čia jau darbinė liga. Ja, aš esu pastebėjęs, kad dažnai per koncertus tiesiog labai gerai matosi, kur priekyje ar ten per vidurį labiau žmonės, kur šoka panašiai, dažniausiai nebūna muzikantai, tie visi muzikantai nueina į galą ir tiesiog stovi, va, taip rankas, va, kaip aš dabar sėdėjau, va, toks. Ir tiesiog klauso, links ir tokie žiūri, čia gerai, čia gerai. Tai dirba, čia irgi taip, viskas okei, tu koncertą gali ateiti ir pasižiūrėti ir pašokti ir panašiai, bet ja, aš pats esu pastebėjęs, kad kartais irgi tai pradėjau dabar daryti ir noriu to atsikratyti, nes aš kai einu į koncertą, kuriame aš negroju, aš noriu mėgautis, ne tik analizuoti, kaip jie groja, bet ir tiesiog pajausti tą visą atmosferą ir tiesiog pasimėgauti koncertu. Tai nežinau, gal skatinčiau ir kitus, ne visą nuo tave, Maksai. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga, bet kažkaip reikia laužti, nes jeigu tu visada būsi tas observer, tu prarasi muzikos tą malonumą ir išklausimo pusę, žinai. I love the music, tiesiog neberandu. Plius visų, čia jau biškai critical mano mąstymas, pradedu nemėgti būti miniose klausimo, nes man kartais klausytojų minios labai erzina. Distracting. Ir dėl to išeina, kad aš stoviu toliau, aš tiesiog mėgaujuosi muziką iš toliau, dar analizuodamas ant viršaus savo. Bet tuo pačiu, aš galiu ir paprieštarauti, dar priklauso nuo pačios minios iš tiesų. Nes, pavyzdžiui, dabar neseniai buvo lapkričio 20-osios orkestro koncertas nemokamas mo muziejui. Ir jis buvo toks geras ir aš tada galvoju, išėjęs po to koncerto, kodėl jis toks buvo geras. Ir, aš esu girdėjęs, tarsi, tos grupės muziką, panašiai, viskas ten žinoma man. Buvo, tai kažkas labai neturėtų nustebinti, bet aš toks buvau nustebęs po koncerto ir aš supratau, kad tiesiog pati publika buvo tokia užsivedus, visi taip nuoširdžiai klausė, visiems taip smagu buvo ir aš būtent buvau pakankamai arti scenos pačiam vidury viso to veiksmo ir man koncertas daug fainesnis buvo dėl to ir aš išėjau su daug geresnė nuotaika, negu kad tiesiog stovėčiau ten gale ir kažką klausyčiau, nes tiesiog jaučiasi labiau tas gyvumas muzikos, negu kad tiesiog... Taip, community aspektas, kad per kinas lygiai tas pats, tu gali filmą žiūrėti pas save namie ant sofos vienas, bet žmonės vis tiek eina į kino teatrus ir kino teatrai, nors ir COVID'as skirto panašiai, bet nenumirė, nes vis tiek yra tas community dalykas, nes žmonės mes esam socialios būtybės ir vien tiesiog sėdėti visiems, kad 30 žmonių sėdi vienoje patalpoje, nors jie ir nesikalba per tą filmą, bet tu vis tiek žinai, kad aplinkui tave yra tram žmonių ir jūs visi žiūri tą patį dalyką tuo pačiu metu ir patiria tas pačias emocijas, tai koncertai irgi lygiai taip pat, tai aš manau, dėl to yra visai svarbu ir koncertuose nueit, nepabijot ir įlyst labiau tą katilą verdantį visko ir tiesiog jo pasidžiaugt, pasiruošt užsidėt kokius batus, kurių tau taip negaila, kad numindys panašiai, bet tikrai worth it, nes kam tu dažnai eiti tuos koncertus, jeigu tu ten tiesiog esi stebėtas. Jo, nes tu gali tiesiog įsijungti per ausinės tą dainą ir paklausyti. Labai priklauso nuo manęs, dabar kaip paminėjai, atsimenu, kai jau į Gizzardus, į King Gizzard and the Lizard Wizard koncertus, tai aš buvau visiškai koncerte. Tai jo, it depends on the crowd and on the musicians. O tai, gerai, tai dabar įdomu, nes jūs patys šnekėjote apie net klausytojus, bet ir iš jūsų perspektyvos kaip tie, kurie kuria, pavyzdžiui, kaip jūs apibūdintumėt savo, ta prasme, iš grupės pusės šitą santykį su savais klausytojais, tasme, kai jūs ateinat į koncą, ne? Pavyzdžiui, turit kažkokių, nežinau, kažkokių skanduočių arba kažkokią, nežinau, kiekvieną faną, kuris atvaro kiekvieną sykį, tipo... Jo, tipo, regulars, tai dažnai yra skanduočių, tai mes kaip ir nieko nedarom, bet dažnai išgirstam, ten, blėt, Jūrai, mes norim tavo vaikų iškraut, šitas dažnas, ten, blėt, tai jo, tokie visokie dalykai, nežinau, tipo,
koncertai fun, mūsų crowds faini, tipo, žmonėm genuinely patinka muzika ir jie būna labai nuoširdus, faini žmogeliukai, tai tipo, su visais pasikalbėti yra malonu. Aišku, tipo, po koncertų visada, jo, mes tokie biški dead būnam po koncerto, tai būna toks awkward, kur tipo prieina žmogus, man labai patinka ta muzika ir tu žiauriai, tipo, genuinely, tau yra įspūdinga tai girdėti ir tu pasakai, ačiū. Nes tiesiog yra dėl to, nes tavo rankos dreba, tu kiaurai išlapęs, ką tik valandą atkapoji. Ir tiesiog sėdi, tavo visas adrenalinas, žinai, miręs, bet, mes, nežinau, labai faini žmonės visi, kurie ateina ir gerai yra juos matyti ir malonu ir tiesiog it feels special, kai tu atiduodi visą savo sielą ant scenos ir žmonės su to rezonuoja ir jiem yra svarbu ir jiem rūpi ir tu tai pamatai, tau tai pasako. Tai it feels very nice ir mes labai vertinam visus, kas pas mus ateina. We love y'all. Also dar būna, tipo, irgi, kai pabaigia koncą, ateina prieš, seniai, žiauriai geras koncas, žiauriai gerai pagroja ir toks būna, ačiū, thank you so much. Ir to nebežinai ką daugiau sakyti, nes toks būna, ačiū, tipo, appreciate it. Ir toks... Mes tiesiog awkward, na. Preach. We're the emo kids. Thank you. Mes sako, but... It's the name of the genre. Yeah. No, I try to be very nice, nes... we all try to be very nice, nes nenori būt tas pasikėlęs muzikantas, žinai, kuris, tipo... ten spjaudant fanų ir panašiai. Žinai, tikrai nesinori būti, tikrai bandai būti labai nice. Tai man. Okay. Nu, tai jau lenkiant link pabaigos, nes matau, kad čia ir cigaretės sukamos ir jau regitrą kviečia. Tai, žodžiu, tiesiog, ta prasme, yra dalykų, kurių gal dar nenorit išspoilint, kurie dar ateis, bet šiaip įdomumo dėliai, kokios yra idėjos, kokios vizijos ateičiai? Turit galbūt kažkokius koncertus, apie kuriuos mastot, nežinau, kažkokius paleidimus, kažkokius albumus? I guess. Matai, su tiesiog sakymu, ką, tipo, planuoji daryti, čia yra labai double-edged sword, nes tada, kai pasakai, kad tu kažką, tipo, nori padaryti, tu to smegenis priema taip, kad tu jau padarei ir tada tu kažkaip ir gali neišpildyti tų promises, kurios padarei, bet realiai, ką mes jau, tipo, žinom for sure, kad bus, tipo, ir jau galim sakyti, mes išleidinėjom albumą, Bucktooth Tiger. Bucktooth Tiger albumas vadinsis Bucktooth Dragon. Nežinau, ar mes darysim kitus albumus Animals tematika, bet pažiūrėsim, laikas pasakys. O tolimesni planai, tai mes pastoji rašom daug dainų, tai tipo, bus ir daugiau muzikos pro šitą albumą for sure. Dar neaišku kas, bet tikrai bus, nes mes dainas jau rašom, ruošiam, koncertuose girdėsit anksčiau ir vėliau. Ir nežinau, tada jau po truputį planas kitą vasarą idealiai gal patorint po užsienį, kažkur pavažinėti, būtų kietai. Tipo, čia žiūrėsim kaip gausis, nes, blet, sudarint turą yra žiauriai sunku ir labai daug darbo, bet hopefully išeis ir Tai... Bet, ta prasme, jūs tiesiog žiūrit per festus, kurie vyksta panašaus žanro ir, ta prasme, jiems ryčiatinat, ar... Tiesiog, tipo, festai, venues, tipo, kitos grupės, tiesiog įrašai žmonėm, tipo, norit koncertą padaryti pas jūs, tipo... Tai žiūrėsim, bet pagrindinis planas visada liks tas pats, kurti muziką, džiaugtis muziką, atlikti muziką ir rodyti ją pasauliui, tipo, šitas nesikeis, manau. Ta prasme, įdomumo dėliai, pavyzdžiui, arba Lietuvoje, arba kažkur užsienį yra kažkokia viena specifinė vieta, ta prasme, tai gali būti arena, arba, nežinau, absolutely whatever, kad ir vidury, nežinau, prie piramidžių, arba ten su DJ kultais varo. Ar yra kažkokia viena vieta, kur žiauriai norėtumėt padaryti koncą? Jeigu kažkada daryti, tokį, tipo, visiškai fantastinį. Blemba, CBGB's nebeegzistuoja, bet būtų buvo žiauriai kietai ten pagrot New York'e. The Legendary Punk Club. Bet šiaip tai... Mes norim tiesiog keistų koncertų, kur ten kokiuose apleistuose pastatuose, ten kokiam... Skate parke. Tipo, kuo keistesni, tuo geriau. Tai man atrodo, House of Strombo. Jūs esat girdėjot. Tai bet visokių tokių, nežinau, mes nenorim kažkokių ten masyvių arenų labai grot, mums labiau tiesiog, nežinau, funky, weird venues būtų cool. Okay.
Yra House of Strombo, ten, tipo, tiesiog kažkokia čiuvo living room, bet ten žiauriai gerai visą laiką rašytas. Čia Amerikoje būna šitie, tai ble būtų žiauriai sick ten pagrot. Also KXP, tipo, parašykit mums. Mes norim pas KXP, jų fucking sound engineerius yra the goat. Tipo, jisai yra professional ir mes, we want to play on KXP, please. We will pay. That's what we want to shout out. KXP, write to us. Okay. Nu gerai, ir tą pabaigai. Tiesiog, jeigu norit kažkokį self-promo, jau šiaip daug dalykų papasakojot, bet jeigu dar norit kažką paminėt. Pėkite mūsų Instagramą, Bucktooth Tiger, mes ten pagrindę keliame shows, we're posting shit about us, we're posting shit about music around, making more music, playing shows, doing shit, selling merch, and just being kids in the block. Žodžiu, meršo tai tikrai ten bus jau visokio turim pabiški. Ten yra pora maikių, bet naina gal pohui, nesvarbu. Žodžiu, ten eikit pirkti merčą mums. Eikite konsus. Taip, shit. The basic shit, come to shows, talk to us, listen to us. Subscribe to our channel. Drink with us. We don't condone drinking. Non-alcoholic. Vandenį. Bring us Red Bulls, bring us Monsters. I also dar vienas shoutoutas. Monster Energy. Mes norim tavo vaikų. Another shout out. Give me some Converse shoes. Converse, please sponsor us. Okay, nu tai gerai. Tiek šiandien. Ačiū.